Birželio 29 dieną Varėnos rajone Merkinės miestelyje vyko futbolo turnyras Europos čempionatas Merkinė 2008. Varžybų organizatorius Merkinės jaunimo futbolo klubas, savo veiklą pradėjęs prieš keletą metų. Aš manau, kad tokia idėja, ji sklando, gyvena kiekvieno vaiko širdyje, kuris nuo mažens žiūri sportą, futbolą, ar nesvarbu, ar tai krepšinis, ar futbolas būtų. Ir tiesiog vis tiek mūsų valstybė yra, kiekvienais metais yra turtingesnė ir turtingesnė. Ir šiemet atsirado iš tiesų galimybių susikviesti bendraminčius ir gavus finansavimą iš Alytaus apskrities administracijos, pasitelkiant rėmėjus iš ambasadų, būtent padaryti tokį renginį. Dėl čempionų vardų varžėsi 6 komandos iš Vilniaus, Gargždų, Merkinės ir Varėnos, kurios pagal išankstinį susitarimą gynė vienos iš Euro 2008 dalyvaujančių komandų spalvas – Švedijos, Nyderlandų, Vokietijos, Portugalijos, Ispanijos ir Italijos. Komandoms dalyviams organizatoriai su ambasadų pagalba pateikė po 10 komplektų šalies spalvas atitinkančių marškinėlių. Varėniškiai atstovavę Nyderlandus arba, kaip jie patys teigė, vienai dienai tapę dzūkiškais olandais, į futbolo turnyrą Europos čempionatas Merkinė 2008 atvyko turėdami vienintelį tikslą – tapti nugalėtojais. Ir jiems tai puikiai pavyko. Pasak čempionų, tokių renginių